Testai buvo netokie, kokių tikėjaus, nes buvo žiauriai blogos oro sąlygos, lijo be sustojimo, tai buvo labai slidu ir buvo sudėtinga važiuoti, o kaip matom dabar jau sausa ir vėl sąlygos kitokios. Bet pasibandžiau keletą nustatymų, tai manau, kad tikrai esu geriau pasiruošęs negu prieš Lazdijus. Nu, kokį 70% tai tikrai žinau ir likusius 30% tai esu važiavęs tik per ralį nebent po vieną kartą, o šiaip niekada net nevažiuoju ne ralio metu. Tai buvo per didelė drąsa realiai. Galvojau, kad, stage prieš, bet tą patį stage, kai važiavau prieš tai, jau buvau atskambinęs pakankamai greitai, atrodo jau vėlokai stabdžiau, vos tilpau į tą šikaną ir galvojau, gal biškį ir gal išdžius, bet galvojau, stabdžiau tikrai anksčiau. Bet vis tiek gavosi, taip kad nepataikiau vėl į tą patį šikaną. Daugmaž žinomi, man važiuoti kai kurie į vieną pusę, vienas į vieną pusę, į tą pačią pusę, kiti į priešingą. Bet jie kaip visą laiką greiti labai, kai kurie labai platus, tai bus faina ir man patinka šis ralis šiaip. Paviršius taip, jau daugumą vietų dulka. Aišku, kur miškai dar stovinčio vandens labai mažai yra, bet vis dar toks minkštas paviršius. Manau, iki rytojus ten išdžiūt nespės. Svarbiausia, kad neišsimaltų per daug gilias provėžas. Planas buvo Kelmę pradėti, Elektrėnus, jeigu išeis, Rokiškį, Zarasus. Jaudinos labai. Tai toks pagalvoji, kaip čia ką geriau padaryti, kaip čia geriau tą posūkį važiuoti, kaip čia kur stabdytis, maždaug pradėti.